gyvenimas atsiunčia mums išbandymus, mums reikalingas superherojus, kuris nebijo šokti į chaosą ir petys petin kovoti su ištikusiomis negandomis. Argi ne taip? Telšių rajone mes turime šimtus superherojų, kuriuos tiesiog vadiname socialinės srities darbuotojais. Telšių rajone socialinės paslaugas teikia 4 biudžetinės, 9 viešosios įstaigos ir net 10 nevyriausybinių organizacijų. Paslaugų spektras yra platus ir atliepiantis daugelio žmonių poreikius. Socialinės srities darbuotojai nėra tik geros širdies žmonės, bet jie yra išsilavinę profesionalai. Jų misija yra skatinti ir palaikyti žmonių ir bendruomenės gerovę, bei kovoti su socialinė nelygybė. Socialiniai darbuotojai tai daro, nes jie išmoksta stebėti ir suprasti nematomas vidinės jungtis tarp žmonių, jų šeimų, bendruomenių, visuomenės, įstatymų ir politikos. Socialinį darbą pasirinkau todėl, kad esu empatiška, nuoširdi, mėgstu bendrauti su žmonėmis. Socialinis darbas yra apie gyvenimą ir žmonės. Tai galimybė labiau pažinti save. Tai labai įvairus darbas su įvairiom socialiniam grupėm ir visų antra, kad norėjau padėti žmonėms. Mes esame arčiausiai tų, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Mūsų darbas yra be galo reikalingas bei prasmingas. Pasirinkau dėl to, kad gyvenimas taip lėmė. Mano sūnus su negale o jisai duoda man daug ir stiprybės ir einant į priekį. Atradau tą ryšį su žmonėmis ir tą didžiulį tokį džiaugsmą, kai jiems pavyksta padėti. Tokį pasitenkinimą pačiu darbu. Dirbdama šį darbą aš galiu tobulėti ir mokintis, kaip tinkamai pasielgti tam tikrose situacijose ir kaip tinkamai galima pasakyti gyventi ir mokytis iš viso šito. Socialinio darbuotojo darbas tai pagalba žmogui, ligoniui, senam, paliktam ir tai yra smagu ir gera ir patinka man tą darbą dirbti. Būti socialinė darbuotoja aš pasirinkau tiesiog socialinį darbą, nes tai buvo nauja specialybė su galimybė padėti žmonėms nemediciniškai, tačiau iš širdies. Tikriausiai čia mano pašaukimas ir aš kitaip savęs neįsivaizduoju kitam darbe, kitoj sferoj. Džiaugiuosi, kad galiu padėti žmonėms. Matau savo darbo vaisius, nes vaikai užaugę, jie vis atsigręžia ar susitinkam, jie visada pasakys, kad pasisveikins, nebijos prieiti ir matau savo darbo pasiekmes. Svarbiausia pagalba žmonėm, manyčiau. Turėjau pati įvairiausių išgyvenimų, kuriuose man irgi labai pagelbėjo šitie socialiniai darbuotojai. Taigi, pasirinkau ir aš pati šitai. Socialinis darbas yra labai reikalinga ir lygiagrečiai yra labai jautri misija, kurią vykdant turi labai didžiulę atsakomybę ne tik tai gauti, bet ir duoti. Ne aš, bet darbas mane pasirinko, nes jaučiu pašaukimą. O gaunu didelį grįžtamą ryšį. Ir priimu žmogų toks, koks jis yra, nenoriu keisti, suteikiu pagalbą. Socialinį darbą pasirinkau todėl, kad noriu suteikti balsą tiems, kurie negali už save pakalbėti ir už save pakovoti. Ir visai jis mane džiugina šitas darbas, nes ne tik gauni, bet ir pats duodi kitam žmogui. Mano veikla yra klientų užimtumas, tai ir laisvę kūrybai turiu, kas irgi labai man patinka. Dirbdama socialinį darbą aš nuolat augu. Ne tik kaip savo srities specialistė, bet ir kaip asmenybė. Stengiuosi kiekvieną žmogų priimti tokį, koks jis yra, išklausyti, suprasti ir suteikti jam reikiamą pagalbą. Jaučiu, kad radau vietą savo gyvenime ir šiandien dirbu mėgstamą darbą. Gali matyti pokyčius, teigiamus. Aišku, ne visad pavyksta greit to teigiamo rezultato, reikia palaukti metus, 2, bet visada tas džiugina.
ir nemoku gyventi tik savo. Būtent socialinis darbas man duoda prasmės ir pilnatvės jausmo, kad galiu prisidėti prie žmonių teigiamų gyvenimo pokyčių. Geriau, kada matau, kad mano darbas palengvina gyvenimą kitiems ir padaro juos laimingesnis. Tai profesija, kuri skatina nuolat mokytis, įsiklausyti bei geranoriškumo. Tai man suteikia emociškai stipriai būti, padėti žmonėms ir atvesti į gerovę. Ta galimybė dirbti su žmonėm tai tarsi super galia kažkokia, su kuria tu prisilieti prie žmonių gyvenimų. Tu būni su jais, padedi labai sunkiose situacijose ir po to kartu su tuo savo klientu tu atrandi tą džiaugsmą, kai pavyksta kažkas. Manau, tik tie užgrūdinti žmonės, kurie įgyja imunitetą, gali suprasti, atjausti, išklausyti ir pabūti su tuo žmogum, kuris būtent yra toje juodoje, pilkoje ertmėje. Motina Teresė yra pasakiusi, kartais mums atrodo, kad tai, ką darome, tik lašas jūroje, bet vandenynas būtų mažesnis, jeigu jam trūktų to lašo. Šiandien, minėdami Lietuvos socialinių darbuotojų dieną, linkime, kad būtumėte tas ypatingas lašas, padedantis užpildyti kito žmogaus vandenyną, pakeičiantis jo spalvą bei struktūrą.